Sveiki, taigi noriu Jums pristatyti puslapį supermemo.com, kuris yra paremtas lenkų mokslininko Piotr Wozniak teorija apie atmintį ir kaip reikia pritaikyti kartojimą, kad žodžiai įsimintų ilgam. Taigi, pagal jo sistemą buvo sukurtas šis puslapis, paskui parodysiu, kai jau pradėsim demonstraciją, parodysiu, kaip yra būtent atkartojami tie dalykai, kuriuos reikia kartoti. Keliaujam į, čia yra šiek tiek paaiškinimas, spaudžiam ant LAN ir čia yra du kursai, kuriuos vienas, kuris, kaip matot, jau yra šiek tiek pažaliavęs, tai yra 8,7%, kurio jau aš išnaudojau, ir kitas yra visiškai naujas, tai yra susijęs su anglų kalba. Ir dabar aš noriu visų pirma parodyti, ką mes čia galim pamatyti. Jeigu mes paspaustumėm ant Select Course, čia rastumėm labai daug kursų, kurie yra skirti mokantis įvairių užsienio kalbų ir ne tik kalbų, nes buvau užmačiusi ir kitokios medžiagos, kuri yra taip pat čia talpinama. Taigi galite mokytis įvairiausių kalbų: anglų, prancūzų, vokiečių, ispanų, italų, danų, norvegų, švedų. Taip pat kalbos jos yra suskirstytos pagal tam tikrą poreikį, tai gali būti lengvesnis lygis, silpnesnis lygis, sudėtingesnis lygis, tai yra teminiai žodžiai, taip pat, tarkim, anglų kalba verslui ir visokie kitokie dalykai, kalba kelionėm, kalba susijusi su sportu ir tiesiog kiekvienam pagal poreikius. Taip, yra netgi kiniečių kalba pradedanties. Kas yra, kalbant apie anglų kalbą, tai jeigu jūs mokotės anglų kalbos nuo pradinio lygio, tai paaiškinimai arba vertimas kai kurių žodžių, ta prasme tų žodžių, su kuriais jūs susidurėt, kurie yra nauji visiškai, jisai yra pritemptas prie kažkokios tai kalbos, nes kažkokios tai kitos kalbos užsienio kaip pagrindo reikia. Tai tarkim, čia yra anglų kalba prancūzam, kažkur žemiau mačiau anglų kalbą, čia anglų kalba vokiečių kalbėtojam, reiškia tiem, kurie labiau moka vokiečių kalbą. Ir mes grįžtame atgal. Jeigu jūs pasirenkat sudėtingesnę anglų kalbą, tai medžiaga pateikiama angliškai ir mes tuoj pasižiūrėsime į Extreme English. Šioje vietoje iš karto yra nuo pat pradžių duodama 30 vienetų, ar ne, tai tarkim 30 žodžių arba 30 frazių, kurias reikia išmokti, paskui po kurio karto jos yra kartojamos. Paskui, kai nukeliausim į italų kalbą, aš pademonstruosiu šiek tiek daugiau ir tarkim gaunam pirmą frazę, kurią bandom išmokti. What's on the radio this evening? Nes prieš What's on the radio this evening? Artikelio. Ir apačioje gaunam galimybę įsivertinti. I don't know, almost arba I know. Jeigu pasakysime, pažymėsime, kad nemokam, tai tą frazę arba tą sakinį mums duos pasikartoti kuo dažniau. Ir jeigu matėte, čia pabandysim dar kartelį. I don't know what price owners asking. Taip pat I don't know what price the owners are asking. Kalbam apie konkrečius savininkus. Ir dabar žiūrėkit, jeigu paspausiu I know, čia pamatysit užbaltuos tokią liniją, po kelių dienų, po 3 dienų, man vėl tą pačią frazę arba tą pačią taisyklę reikės pakartoti. Noriu parodyti jums, ką dariau, kai mokiausi pati su italų kalba. Taigi, čia kadangi yra vidury mokymosi, tai iš mano žodžių yra 24, kurios dar turiu peržiūrėti, arba 24 kalbiniai vienetai, pakartoti reikia 7. Tarkim, jeigu spaudžiam man pakartoti, tarkim, inglese. Ir spaudžiam, kad gerai. Austrian. Bet tikrai neatsimenu, Austrianiai.
Austriano. Austriaco. Ok, austriaco. Portugalo. Portoghese. Ok, portugesė. Gerai, visiškai nesusikaupus. Brasiliano. Brasiliani. Brasiliani, nes daugiskaita. Gerai. Portugesi. Portoghesi. Ir taip toliau. Žinai. Jeigu keliautumėm prie mokymosi frazių, vėlgi jas galima Antonio, sei perskaityti. spagnolo? Toliau keliaujant galima pakartoti, pavyzdžiui, Antonijo, sta spagnolo tikriausiai, pasitikrinam. Antonio, sei spagnolo? Sei spagnolo. Jeigu mes tą frazę atsimenam, jeigu neatsimenam, spaudžiam, tarkim, I don't know, ir tada mums vėl ją parodys po kurio laiko, kad mes galėtumėm pakartoti. Bendras planas yra kalendorius, planas ir statistika. Jeigu atvažiuotumėm ant kalendoriaus, tai matytumėm, kiek žodžių mes turim išmokti tą dieną ir kiek jų yra skirta pakartojimui. Yra toksai nedidelis planas, vėlgi galim pasirinkti, apie ką mes kalbam anglų ar italų kalbą ir kiek mes žodžių jau mokėsim, kadangi čia yra du dalykai sudėti į vieną. Tai tarkim, iš tikrųjų yra 2700 kalbinių vienetų per 90 dienų, tai yra iš tikrųjų labai nemažai, tuo labiau, kad kai kurie mokslininkai sako ir teigia, kad yra kalboje apie 300, kai kurie sako, kad 500 žodžių, kurių pakanka norint normaliai bendrauti su aplinkiniais, ir statistika tai yra, kiek žodžių buvo mokomasi, tarkim, šią savaitę, kiek buvo išmokta kortelių arba žodžių vienetų ir kiek jų yra skirta pakartojimui. Taigi, tikiuosi, kad jūs taip pat išbandysite, tuo labiau, kad šis dalykas yra nemokamas ir gero kalbų mokymosi mums visiems.